14. Jeigu tu matai pasikartojančius skaičius, tai nėra atsitiktinumas. Numerologija tai vadinama angelų skaičiais. Tai ženklai apie tavo kelią, tavo pašaukimą ir tavo sprendimus. Ir visai neseniai mes apie tai diskutavom su mano mokinė, kuri dabar mokosi mano online numerologijos kursuose. Ji peržiūrėjo visą paskaitą šią temą ir sako: Aleksandra, dabar aš pagaliau supratau, ką man rodo skaičiai. Ir noriu pasidalinti savo pavyzdžiu. Šiandien ryte galvoju, kaip per Valentino dieną parodyti jums savo meilę. Ir galvodama apie tai, atsidarau savo TikTok paskyrą ir matau savo sėkmingą skaičių. Man tai ženklas, daryk, čia tavo kelias. Todėl nusprendžiau, vasario 14 dieną, 14 valandą bus tiesioginis eteris mano TikTok paskyroje. Kalbėsime apie meilę, suderinamumą, santykių stiprybę, silpnybės, kur kada sutikti savo žmogų pagal gimimo datas. Taip, aš dirbu su skaičiais. Jau daug metų. Taip, aš mokau ir savo mokinius. Norint suprasti savo ženklus, kaip apskaičiuoti savo sėkmingą skaičių, rasi aprašyme. Ir labai tavęs laukiu vasario 14 dieną, 14 valandą TikTok'e, nes idėjos turi būti realizuojamos, o svajonės paverstos tikslais.